Europos centrinis bankas nuolat kelia palūkanų normas ir teoriškai ekonomikai lėtėjant dažnai didėja nusikaltimo mastai lygis. Tai galbūt jau matote indikacijų, o gal ir ne, dėl to, ar didėjančios ES palūkanos ir atitinkamai lėtėjanti ekonomika atsispindi nusikaltimų skaičiaus didėjime. Ačiū. Toliau jūs kalbėjote apie ekonominę padėtį ir nusikalstamumą. Ar tai yra čia kokiu nors sąsų? Taip, sąsų jų matome, tą pastebėjome ir per koronos krizę. Mes matome, kad padirbtų prekių skaičius didėja, matome, kad ir nusikaltimų didėja ir išnaudojimo darbo rinkoje skaičius didėja. Ir stebime tą jau kuris laikas, nes prisiminame, kad turėjome ekonominę krizę, kuri prasidėjo dar prieš antrąjį šiuo amžiaus dešimtmetį ir tuomet taip pat pamatėme, kad nusikalstamumo mastas taip pat padidėja ir apskritai paprastai, kai blogėja ekonominė padėtis, didėja ir nusikaltimų skaičius.